Sveiki, Karolina iš Kemperiai 365 ir to jums pristatys Hymer BMLT 780 Black Line. Super stilingas, kietas paketas ir BML, jeigu žiūri ne 4x4, Hymerio aukščiausios komplektacijos kemperiai. Ką reiškia Black Line'as? Tai reiškia daug juodos spalvos, daug stiliaus. Čia yra būtent Black Line'o dizainas, sidabrinis korpusas. Pažiūrim bagažinę. Pažiūrėkit, kiek Hymerio turto telpa. Visą laidų ritę atsivežė žmonės, iš Vokietijos vežėsi. Tai ir jūs galėsit savo daiktus po pasaulį vežtis. Jeigu matot va tokią apdailą, tai reiškia BML klasės kemperis. Einam į vidų pažiūrėti, kuo jis yra ypatingas. 2 spynos, 60 cm durys su centriniu užraktu, naujoviška šiukšlinė, kurią galite lengvai nuimti, išvalyti, tai visada bus higieniška, ten, žinot, jokie likučiai nebus prilipę. Tai aš vertinu tokius dalykus. Tinklelis nuodų, didelis šaldytuvas, laiptukas. Čia, kur daugiausiai šalčio patenka, tai yra šildymas. Ir einam į vidų. Black Line'as, juoda oda, pilka apdaila. Tikrai matosi, kad kemperis su šarmu ir kuria žmonės, kurie supranta, kas yra grožis. Tai einam po truputį. Naujas Hymeris, Distronikas, 170 arklių galių, automatas. Viską šitą mokat atmintinai. Tada liukas, kur gali būti ir naktinės užuolaidos, ir tinklelis nuodų, čia visur tekstilė. Jūs nebūtinai esat priversti užsakinėti odą, bet gali tai būti ir tekstilė, čia jau sakant, kaip jūs norit. Čia yra televizorius, kuris su mygtuku. Tai yra smart televizorius. Galėsit žiūrėti Netflix, YouTube, HD raiškos. Ir jis ganėtinai greit suvažiuoja. Veidrodis, gražus apšvietimas. Čia yra valdymo panelė. Alde šildymas, žeminis paketas, dujos bus irgi apšildomos. Šitas stalas, tai jis gali, kaip jums patogu, sukinėtis. Taip, pažiūrim grindyse. Čia yra kol kas vienas bazinis ličio akumuliatorius, 80 Ah, bet mes jums galim prikrauti tą pilną dėžę akumuliatorių. Neturėsit problemų su elektra. Taip, čia ir technikos skyrius. Stalčius, kuris laiko 15 kg, tai nežinau, aš dėčiau batus, sakant, aptujų. Ten matau dar vieną slaptą skyrių. Nesilaušiu, bet čia iš principo dar galim kažką dėtis. Virtuvė. Viryklė, 3 degiklių, kriauklė. Stalviršis tikrai platus, čia jau naujo dizaino, nežinau kaip jie, reguliavimas, uždegimas. Jis reguliuojasi, įsidega. Toks irgi pilkas akmuo, man labai gražu. Šaldytuvas, kuris darinėjasi iš 2 pusių, atskirai su šaldikliu. Čia labai didelė laikymo vieta, nežinau, galit laikyti mikrobanginę, jeigu reikia. Mano mėgstamiausia vieta. Tai yra spinta. Ir jeigu jums reikia ilgiems rūbams, tai jūs galite šitas lentynas išsiimti ir galės kabėti ilgesni rūbai arba taip, kaip jūs norit. Tada stoglangis, jis jau įeina į bazę, tai visada tokį turėsit. Jeigu norėsit kondicionierių, tai jis montuosis čia. 2 kambarių sistema. Kas nors nepatiko, jį uždarot ir iš karto ramiau. Jau kai nusipelnė dėmesio, atidarot ir vėl kartu būnat. Dušas. Labai erdvus dušas. Tikrai labai. Mes dviese galėtumėm tilpt, o čia vietos kosmetikai susidėt. Su dušu neturėsit problemų. Taip, laikymo vieta labai didelė, čia tilps visas jūsų sporto inventorius, ar tai būtų kaitai, ar snowboardas, ar būris, nežinau, tenisas, golfas, kuom jau tik užsiimat. Čia yra vandens bakai, bet nerodom, mes kalbam apie tą patį, noriu jums naujovę parodyti. Taip, tualetas. Jeigu norit privatesnis erdvės, užsidarot šitas duris ir tada dar galit užsidaryti miegamojo duris ir tada tokią spa erdvę turėsi didelį. Čia kosmetinė su gumutėm, kad jūsų kosmetika nesiridentų. Laikymo vietos, kriauklė tokie. Čia irgi dar laikymo vieta. Rankšluosčiams, kabyklos. Čia dar galim pasidėti. Didelis veidrodis. Taip, lova. Kaip aš pavargau. Taip prigulčiau. Tai lova gali būti arba 2vietė, arba 3vietė. Ji prasilgina. Aplinkui daug spintučių. Čia dar kas yra faina, reguliuojasi
apšvietimas kemperyje, galim pasidėti stiklinės, telefonus kraut, čia knygos telpa. Sakyčiau, ergonomiškai suplanuotas kemperis. Jeigu jums dar galvojat, kad neužtenka tos spintos, kurie rodžiau, tai čia dar yra viena spinta. Irgi kabykla, arba tiesiog kažkam labai daug susidėti, arba galite iš čia ją padėti. Ir dar galėsite iškeliauti visam gyvenimui ir tai dar liks vietos tuščios. Taip, Black Line, jūsų dėmesiui, parašykit patiko ar ne. Jeigu domina kemperių įsigijimas arba nuomos, susisiekit, komentuokit, bendraukit, būkit ir ačiū, kad esat. Iki.